Pirma diena, birželio 12. Ir pirmas mano valgis kazynas. Pirmieji mano 20 gramų baltymų. Labas rytas, birželio 12 diena. Naktį, kaip matėt, išgėriau kazyną, dabar atsikėliau ir 6 ryto, šokiu visada savo galvos namą. Pradedu dieną nuo pusę litro vandens. Darysiu šiandien kartą namuose, tai vieną porciją BCA suvartosiu. Papildomai pridėsiu BCA, nes porcijų tik 4 gramai. Suvartosiu pirmą kapsulę toleravimui riebalų degintojo. Be kažkoks užtynės atsibudau, gal nuo karščio, gal dėl to, kad langas buvo uždarytas naktį. Ir šiek tiek pykina kažkaip. Gal aš tiesiog nesu storas, o aš esu nėščias. Dėl to ir pykina mane iš ryto. Kažkokios įdomios kapsulės. Kaip valgysiu pusę greipfruto ryte. Teks šiek tiek pavalyti. Beje, šuo išeiti irgi laukia savo skanėstų nuolatos. Ką mes čia turim? Čia mes turim džiovintą vištieną. Visi Mato, žiūrėk. šuniukas. O, čia irgi ritualas toks. Šuo taip įprato, kad tiesiog neatsiknisa ryte ir vakare, nes mes įpratinom jį, kad jisai 2 kartus per dieną gauna iš to stalčiaus kažkokį tai skanėstą. Kai kol neduosi ryte ir vakare, jisai tiesiog tikrai neatstos. Nededama nei maistas, nei skysčiai iš patvyko. Darysiu turbūt kokių 15 minučių įprastų tempo, kad kaip ir minėjau, pradėsiu po truputį, nes organizmas turėtų suveikti nuo mažo apkardijo kiekio. I think what's so special about Kane is that he is the first ever. 15 minučių praėjo, laikas pirmam valgiui. Kadangi dabar vasara, tai aš stengiuosi valgyti kuo daugiau. Jeigu ne vaisių, tai uogų, natūralūs antioksidantai, šiek tiek angliavandenių, bet šiandien pas mane racione bus 100 gramų anglių. Kažkiek iš jo aš surinksiu iš būtent uogų. Braškės beje jau prasidėjo ir jau gan saldžios, nelenkiškos. Užteks. Dėsiu vieną porciją, netgi daugiau, nes šiandien porcijų tik tai 21 gramas baltymo. Man reikia kažkur apie 30 gramų. Reiškia, pusantro kaušo. Be avižų? Avižą suvartosiu aš po 7:30, avižas aš suvartosiu 8 valandą. Kadangi prisilaikysiu tos teorijos, kad po sporto, sakykime, kardio yra toks sportas,
geriau šiek tiek leisti kūnui palaukti, kol vartosi angliavandenius, kad neužmuštų užkeltų sporto metu augimo hormoną. Nes organizme gali būti vienu metu aukštai arba insulinas, arba augimo hormonas. Jeigu jūs valgote angliavandenių, tai iš karto jūsų insulinas pakyla, aišku. Nors čia gal aš ir užmušiu tą hormoną, nes yra braškės plus baltymas irgi, jisai vos pakelia tą paskatinę insulino išskyrimą, bet braškės turbūt vis vien padarys savo darbą. Kaip bebūtų, aš tik tai avižas po pusvalandžio. Taip pat sumalsiu be braškių, be nieko, tiesiog išgersiu ir viskas, nes valgyti, kada 25 laipsniai už lango, aš negaliu valgyti karštas avižas plikytas, aš geriau išgersiu jas ir viskas. Taip, tai dabar yra 9:30 ryto, dabar suvartosiu pre-workoutą. Šiek tiek daugoką vandens reikėtų išpilti. Beje, pre-workouto dozė yra net 33 gramai, kaip ir minėjau vakar. Jame yra RBCA, labai daug veiklių medžiagų ir tikrai nepagailėjo jų, ta prasme, gramai. 2 gramai ten arginino, taurino, beta-alanino, citrulino. Taigi dabar išgeriu, 10 valandą jau būsiu sporto salėje. Taip, atvažiavom prie sporto salės. Beje, sportuoju Impulse Karoliniškėse. Komentaruose parašykite, kur sportuojat jūs ir iš vis. Man įdomu, kiek iš jūsų yra Vilniečių, kiek iš Kauno, kiek iš kitų Lietuvos miestų. Taigi dabar į salę su savim pasiimsiu KPV iSurge, kaip ir minėjau, ten 10 gramų BCA, beta-alanino, taurino, elektrolitų mišinys. Labai gerai bus, kadangi kalorijos mažės, energijos bus mažiau ir mažiau, o atsistatymo reikės tikrai labai gero. Todėl iSurge'as tikrai bus į naudą man. Skonis pas mane yra Green Apple, dar neragavau šito produkto, pažiūrėsim kaip pagal skonį, bet aš manau, kad jie specialiai padarys tokį gan neutralų skonį, nes sporto metu asmeniškai aš nelabai mėgstu vartoti įvairius gėrimus su skoniais, nes, pavyzdžiui, porų būna galima ir, sakykim taip, atvirai apsivemti, nes ne visada vanduo lenda, o ką jau kalbėti apie kažkokį tai skonį. Taigi, varom į salę. Taip, pasidariau krūtinės ir pečių treniruotę. Dabar kaip tik užbaigiau treniruotę, atėjau į tualetą įsipilt vandens ir išgert baltyminį kokteilį. Tai ką, nors šiandien pas mane ir išeiginė, bet užsukom į Pupą, į Papildų pasaulio parduotuvę pas mano kolegą Simą, kitai jį dar vadina Sioma, Meškinu. Meškinai, pasisveikink su žmonėm. Sveiki. Beveik 12:30, tai reiškia, kad 1,5 valandos praėjo, kol po to, kai aš išgeriau šeiką, tai dabar valgysim žuvį su ryžiais. Čionais iš ryžių buvo 50 gramų ryžių, čionais gaunasi 30 gramų angliavandenių, tai reiškia, kad jau kažkur 70 aš suvartosiu ir dar lieka man tik tai 30 šią dieną, tai sekančio valgio metu turbūt aš suvalgysiu paskutinę savo ryžių angliavandenių porciją. Taigi praėjo beveik 2 valandos po mano paskutinio valgio. Ir dabar gersiu antrą riebalų degintojo tabletę. Pirmą išgėriau ryte, atsikėlus užgėriau BCA, kaip jūs jau matėt. Taigi antra tabletė ir kažkur 400-500 ml vandens. Taigi draugai, 15 valanda ir laikas 5 valgymui, kaip ir minėjau. Dabar, kaip ir sakiau, pas mane bus čionais 8 kiaušinių baltymai, 1 trynys ir šiek tiek pomidorų. Dar po to pridėsiu šiek tiek riešutų. Taigi, draugai, 19:30, tai yra 2,5 valandos praėjo po mano paskutinio valgymo, kurio aš jums neparodžiau,
kadangi aš valgiau 50 gramų ryžių virtų, tai vėlgi kažkur 50 gramų angliavandenių gavosi ir valgiau 100 gramų vištienos virtos krūtinėlės, tai būtų apie 30 gramų baltymo. Neparodžiau jums, kadangi valgiau ligoninėje, pas mamą buvau nuvažiavęs, tai norėčiau turėti šiokį tokį privatumą. Taigi praėjo 2,5 valandos, aš valgiau tą maistą 5 valandą, dabar yra 7:30 ir 7:30 aš valgysiu dabar vien tik tai baltymus. Čionais yra jūros lydekos, sakykime, toks faršas, tiesiog pagamintas orkaitėj ir ketvirtadalis, turbūt galbūt trečdalis didelio pomidoro. Tai čia bus 25 gramai, čia šiek tiek daugiau negu 100 gramų žuvies, tai čia kažkur 25 gramai baltymų ir vos keli gramai angliavandenių. Ir tai būtų jau mano, jeigu skaičiuojant naktinį valgymą, tai būtų mano 7 valgys. Dar po 2,5 valandų valgysiu 10 kiaušinių baltymų. Kodėl naudoju būtent kiaušinių baltymus prieš miegą, o ne varškę? Nes aš atsisakiau šį kartą iš vis pieno produktų, nes asmeniškai nelabai jų mėgstu graikišką jogurtą valgyti, bet jisai turi nemažai angliavandenių, riebalų aš neskaičiuoju pieno produktų, bet turi nemažai angliavandenių. Tie angliavandeniai yra ne kas kita kaip laktozė, o laktozė yra ne kas kita kaip pieno cukrus. Todėl nusprendžiau šį kartą išvengti šitų produktų. Taigi vartosiu gerai ir greitai pasisavinamą baltymą kiaušinius. Tai ką, 10 valandų vakaro, jo, 9 minutės. Mano paskutinis maistas prieš miegą, kai miegoti eisiu kažkur jau po valandos. Todėl lengvai užkasiu, čionais yra 10 kiaušinio baltymų ir 1 trynys. Ir dar prieš pat beveik miegą suvalgysiu šiek tiek daugiau negu pusę greipfruto, nes ryte kažkaip nesulindo, šiek tiek papykino, buvo amino rūgščių. Žiūrėkite, aš šiandien beveik visą dieną tik tai buvau užsidėjau diržą jau po kardio ir po valandos. Tai kažkur aš atsikėliau 7, o diržą užsidėjau kažkur pusę 9 ir įjungiau. Rodo, kad aš iki šio momento sudeginau 1250 kalorijų. Dabar pasižiūrėjus, kiek aš šiandien suvalgiau 100 gramų angliavandenių, tai bus 400 kalorijų. Suvalgiau 220 gramų, kažkur 220 gramų baltymo kartu su šito valgiu. Tai čia būtų apie 900 kalorijų, tai čia būtų 1300 kalorijų iš viso. Jau beveik į nulį išėjau, kadangi dar kardio, tai tikrai sudeginau daugiau. Ir riebalų, suvalgiau saują riešutų, saujo riešutų yra kažkur, mano manimu, kažkur 40 gramų. 40 gramų, tai čia bus kažkur 205 kalorijų. Šiek tiek 2 trynius suvalgiau, tai čia būtų 10 gramų. Riebalų, tai čia dar apie 100 kalorijų. Nu kažkur pas mane, sakykime, į nulį ir išeina šiandien, kaip 100 gramų angliavandenių diena. Taigi, rytoj 0 angliavandenių, pasižiūrėsiu kaip pagal pojūčius, jeigu bus gan sunku, tai paimsiu kažkiek daržovių, turbūt paimsiu kokį nors agurką arba pomidorą. Bet žiūrėsiu, o dabar paskutinį kartą valgau ir po valandos einu miegoti. Nu ką, sveiki atvykę į linksmiausią dieną. Pirmoji duobė be angliavandenių. Parodykite žmonėms ritualą vėl. Labas rytas. Ko mes laukim? Jisai negali be anglių. Ne? Naktį, kaip ir praeitą naktį atsibudau, antrąją nakties atsigėriau kazeino, tai čia gavau 20 gramų baltymų. Dabar kaip ir vakar amino rūgštys. Beje, pas mane dar davė 5 kiaušiniai, nes šiandien daugiau maisto bus vis vien vienas kokėlis, bet daugiau baltymų. Tai suvalgysiu dar pusryčiam kartu su proteinu 5 kiaušinius. Kaip ir vakar. Dabar buvau degintojas, bet parašyta, kad kai praeisi toleranciją, tai prasme, jeigu viskas ok, tai ryte vartoti reikia 2 kapsulės, o ir dar vieną papildomą kapsulę reikės vartoti po kokių 6 valandų. Tai taip ir padarysim, dar visą pridėsim kapsulę. 6 gramus.
kad iš viso būtų 10 gramų. Praėjo pusvalandis po aminkių ir riebalų degintojo. 5 kiaušiniai. Suvalgysiu 5 baltymus, vieną trynį tik tai čia bus kažkur apie 20 gramų baltymo ir apie 5 gramus riebalų. Ir čionais šeikas proteinis, tai čionais irgi bus apie 20 gramų baltymų. Šiandien didinsiu tiek baltymus, tiek riebalus. Baltymus padidinsiu kažkur iki 250, galbūt 300 gramų. Pasižiūrėsiu, kaip sulis vien baltymas be angliavandenių su riebalais, o riebalų padauginsiu irgi apie 100, galbūt netgi daugiau, kad šiek tiek kalorijų daugiau surinkti, nes jeigu nėra angliavandenių, tai reikia dauginti, didinti būtent riebalus. Jeigu šiandien nevalgysiu angliavandenių, tai nereiškia, kad aš nevalgysiu iš vis kažko sveiko. Todėl turiu naminę špinatą, įdėsiu jo gan nemažai. Darysim tokį kokteilį. Ir aš prisiminiau, kodėl aš nemėgstu virtų kiaušinių, nes mane pastoviai nuo jų pykina. O spintoj pas save atradau, turbūt prieš pusmetį, jeigu nedaugiau, pirktus kviečių daigus, taip vadinamus grinsus. Tai pridėsiu porą kaušelių ir dienos eigoje vartosiu. Daug, bet kol kas užteks, po to dar kartą padarysiu tokį pat kokteilį. Žalia spalva yra sveikatos spalva. Taip, skysčio ir grinsų turiu. Čionais kepa mano tilapija. Iškepėm be aliejaus. Ir galiu važiuoti savo reikalais keliom valandom. Nu ką, praėjo dar 2,5 valandos ir aš dabar automobilėje nuvažiuoju šiek tiek savo reikalais. Jūs galite pagalvoti, kad visas mano gyvenimas turbūt yra valgymas. Ir valgymas turbūt ne namuose, o kažkur automobilėje, bet taip jau yra. Man patogiau valgyti automobilėje, negu kažkur lauke, nors jeigu geras oras, galiu išeiti ant suoliuko, pasėdėti, pavalgyti. Taigi po 2,5 valandų aš valgysiu keptą tilapiją. Čia kažkur buvo 200 gramų tilapijos nepagamintos, tai kažkur liko 150 gramų, tai čia kažkur apie 30 gramų baltymų bus. Ir turiu su savim, kaip visada, šiek tiek riešutų, tuoj parodysiu. Įvairių riešutų su savim turiu, kaip ir minėjau, šiek tiek padauginsiu riebalus, todėl suvartosiu saujo riešutų. Saujo riešutų bus 30, 40, gal 50 gramų, priklauso nuo saujos ir kaip aš norėsiu valgyti. Didinsiu riebalus, čionais iš riešutų gausiu kažkur 250, galbūt 300 kalorijų. Iš tilapijos gausiu labai mažai, 30 gramų baltymo, 1 gramas baltymo turi 4 kalorijas, tai čia kažkur 120 gramų, šiek tiek čia riebalų turi, bet čia labai minimaliai. Iki 140 kalorijų iš žuvies ir čionais kažkur 300, tai valgys kažkur 4-4,50 kalorijų. Nu ką, praėjo dar 2,5 valandos, prieš pusvalandį išgėriau riebalų degintoją ir po pusvalandžio jo valgau. Pas mane dabar pietos superinės. Vištiena virta ir anakardžio riešutai sauja. Turbūt prisivalgyti. Praėjo dar 2,5 valandos, dar 150 gramų tilapijos. O mes surengėm pasivaikščiojimą po Bermonto parką pirmą kartą čionais, nors ir esu Vilnietis. Kankina močiutė. Jau matau galą. Be nieko, ne? Be nieko, absoliučiai. Šį kartą be riešutų. Dar po 2,5 valandų. Dar kartą tilapija. Skanaus. Kai vandenukas.
Taip, draugai, 20 valandų, tai reiškia, kad praėjo 2 valandos po mano paskutinio valgio, po tilapijos. Aš po tokios žuvies, tai yra po tilapijos, po baltos mėsos žuvies, laukiu maždaug 2 valandas ir vėl pradedu valgyti kitą maistą, nes labai greitai pasisavina. Galbūt čia mano skrandžio ypatumas, bet man labai liesa šita mėsa ir jinai pasisavina tiesiog akimirksniu. Aš net nejaučiu, kai jos privalgo, aš net nejaučiu kažkokį tai, sakykime, ne tai kad sunkumų, bet iš vis nejaučiu, kad kažką pavalgiau. Tai man tai labai dietinis maistas. Taigi prieš paskutinis dabar bus valgis. Prieš paskutinis valgis yra 130 gramų vištienos krūtinėlės su makadamijos berods riešutų aliejumi. Šiek tiek riebalų pridėjau. Taigi pastebėjimas per visą dieną. Kažkaip labai nustebau, kad visą dieną bevalgydamas tik tai baltymus. Nepajutau jokio, sakykime, silpnumo, dar kažko. Šiek tiek suvalgiau angliavandenių iš riešutų, bet ten kažkur 100 gramų gaunasi 12 gramų angliavandenių. Tai aš per dieną, manau, suvalgiau galbūt šiek tiek daugiau negu 100 gramų riešutų, tai kažkur apie 15 gramų angliavandenių, bet aš neskaičiuoju šitos skaičiaus, nes čia labai yra menkas. Turbūt mano kūnas buvo tiesiog pripildytas glikogenų taip, kad aš tiesiog visą dieną vaikščiau, sakykime, nesėdėjau, šiek tiek pasidėjau, turbūt norėjau būti namuose. Planavau būti namuose, nes galvoju, kad nuo pat ryto bus gan silpna, nes nevalgysiu iš vis angliavandenių, bet visą dieną vaikščiau, buvom nuvažiavę su šeima į Belmontą, ten į kalną vaikščiau, pirmyn atgal, ta prasme visą dieną ant kojų. Ir turbūt šiek tiek koreguosiu savo mitybą. Kodėl? Todėl, kad dėl tos priežasties, kaip dabar pasakiau, ir dabar aš atvažiavęs namo, turbūt po kokio pusvalandžio, galbūt daugiau pradėsiu, turbūt nueisiu į lauką ir padarysiu kardio. Padarysiu lėtą kardio, mes išeisim, turbūt paimsim šuniuką ir eisim pasivaikščioti po rajoną, kokių 30, galbūt net 40 minučių. Noriu šiek tiek padeginti daugiau glikogeną, nes man nepatinka, koks dabar yra rezultatas. Ir rytoj jau atsižvelgsiu, rytoj atsibūsiu ir aš esu suplanavęs rytoj suvalgyti 300 gramų angliavandenių, bet aš abejoju, kad aš tiek valgysiu. Nebent iš uogų paskaičiuosiu, kiek aš būtent iš uogų surinksiu tų angliavandenių, bet vėlgi labai abejoju. Turbūt visgi mažinsiu iki kokių 250 gramų angliavandenių. Taigi tokie pastebėjimai ir man liko dar vienas valgis, o rytoj bus kojų treniruotė. Nu ką, išėjomės pasivaikščioti padaryti kardio, kaip ir minėjau. Pulsą dabar rodo mums, man tai yra, nežinau ar matot, 121, 120, aš bandau nekelti daugiau 120, bet ir nenuleisti žemiau 110, kažkur 105, nu čia jau maksimum. Tai yra minimum. Žiūrėkit, aš apsivilkau specialiai megztinį, mėgstau kardio metu paprakaituot, bet tai neturi nieko bendro su riebalų deginimu. Tai tokį trumpą mitą norėčiau iš karto sudaužyti, ne? Žmonės, kurie galvoja, kad prakaitavimas tai yra būtent riebalų deginimas ir specialiai apsirengia ten labai šiltai, arba nusiperka specialiai tuos diržus lieknėjančius aplink juosmenį. Arba dar geriau per televizorių galima matyti, dabar parduoda įvairias tampres, kaip ten tai kelnės tos kompresinės, tai vadinamos, kurios padeda lieknėjimo. Tai čia yra pilna netiesa, kadangi jau N metų ir iki šiol, man atrodo, įrodinėja, daro tus tyrimus mokslininkai ir iki šiol pagrįsta yra būtent mokslinis tyrimas yra įrodyta, kad riebalų deginimas negali būti lokalus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs negalite deginti riebalų tam tikroje vietoje. Riebalas deginamas yra visam kūne. Ir tai priklauso visų pirma nuo genetikos, kada būtent ir kur jūs sudeginsit riebalus, nes dažniausiai riebalai paskutinį vietoj nueina būtent nuo pilvo srities, kur dažniausiai žmonės ir nori. Nuo šonų. Nuo šonų, sakoma. Jo, tai čia paskutinį vietoj, čia jau tokie mes esam sutvėrimai žmonės. O tie, kas iki šiol galvoja, kad čia aš kalbu jūsų įvairias nesąmonės, kad aš užsidėsiu megztinį specialų dar vieną arba užsidėsiu tampres, kai oda nekvėpuos ir prakaituosiu ir deginsiu riebalą. Taip jūs prakaituosit, taip jūs deginsit riebalą, bet tai yra taip jūs prakaituosit, bet tai jūs tik tai neteksite vandens. O tai nieko neturi bendro su riebalu, nes po treniruotės jūs tiesiog privalote atstatyti vandens balansą organizme ir grįžta jūsų tie gramai, kurių jūs netekote. O dabar bus cirkas. Kovotojų klubas, tai vadinamas cirkas, nes
Mano šuo gan mažas, Parodys bet savo labai ego. parodys, nes jisai nori parodyti savo prietaisų dydį, žiūrėkit. Fu. Fu. Fu, 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 fu. Čia kažkaip gan skistai, nes jisai mato, kad prieki dar viena auka bėga, kuriam galima įkasti į užpakalį, žiūrėkit. Nelabai jums matosi, bet eina ten, taip vadinama auka mano šuns. Tai va. Džekas beveik su žemė susilygina. Jo, čia speciali technika tokia. Filmavimas buvo sustabdytas, nes ką tik galėjo vykti dar vienas cirkas, tai aš manau, kad jums tai nėra įdomu. Taigi grįžtant prie tos temos, norėčiau jums dar kartą pasakyti, žiūrėkit, kaip jūsų manymu, jeigu žmogus apsirengia specialiai tam, kad prakaituotų, yra sudeginti riebalą, tai kodėlgi jam nesportavus, pavyzdžiui, šiltnamyje? Arba užsidėti kokį nors polietilieną, užsiveržti maksimaliai iki galvos, palikti tik tai, sakykime, galvą, arba iš vis palikti tik tai nosį arba ausis ir tada prakaituos ir degins viso kūno riebalus, ne? Bet kažkaip žmonės nesusimąsto iki to. Geriau reikia nupirkti per TV Shopą reklamuojamus tampres, kurios taip skatina prakaitavimą, o tai yra tiesiog riebalų degintimas. Yra super. Draugai, sportas ir mityba, viskas, judesiai. Gali papildai dar padėti, bet pridės maksimaliai, aš manau, kokių 10, galbūt 15% prie jūsų rezultatų. Niekas niekada fizikos nepaneigs. Reikia sportuoti, reikia deginti riebalus, deginti kalorijas. Reikia dirbti. Reikia dirbti, jo. Ir nebūtinai sėdėti valandas ant dviračio sporto salėje arba eiti ant bėgtakio tą valandą. Galite paprasčiausiu būdu pasiimti šunį, čia kaip pavyzdys. Ir tiesiog pasivaikščioti po savo rajoną, pasižiūrėti, ar tvarka ar ne rajone. Plius greitų tempų, jo. Ir padeginsim riebalų. Žiūrim, vėlgi pulsas 109. Nusileido tai, kad baigiu kalbėti ir padidinu tempą. 44 minutės 5 sekundės. Vidutinis širdies ritmas 110, maksimalus 129. Taigi, šiandien minutės pasiėmė BCA skistas. Man paliko. Ir manęs laukia paskutinis valgys šiandien. Šiandien neduosiu prieš naktį riebalų, tai yra suvalgysiu tik tai 10 kiaušinių baltymų ir viskas. Kažkur gausis 30, galbūt šiek tiek daugiau gramų baltymų. Jeigu aš neklysiu, tai čia bus, skaičiuojam, kazeinas. Turbūt dabar nesuskaičiuosiu, bet čia turbūt bus jau 8 valgys mano šiandien ir visas baltyminis. Mano manimu gausi kažkur 250 gramų baltymų suvalgiau šiandien, tai 1000 kalorijų ir kažkur 100 gramų riebalų, šiek tiek mažiau. Aš suvalgiau kažkur 1700 kalorijų šiandien. Sudeginau, aš tikiuosi, virš 2000. Rytoj darysiu užkrovą ir turbūt, kaip ir minėjau, darysiu užkrovą maksimum 250 gramų anglių. Kaip šiandien savijauta? Savijauta viskas ok, aš jau sakiau, kad tikėjausi, kad bus žymiai blogiau. Viskas ok, reiškia, riebalų glikogeno buvo raumenyse ir organizme gan daug. Taip kad jaučiuosi labai gerai kol kas, todėl reikia daugiau paspausti ir sumažinti dar angliavandenių skaičių. Beje, rytoj kojos.